Prieš pusmetį naujojų rinktinės trenerių išrinktas Kęstutis Kemzūra paskelbė visus žaidėjus, kuriuos norės matyti savo vadovaujamoje komandoje. Pastarosius mėnesius strategas atidžiai stebėjo Lietuvoje ir užsienyje rungtyniaujančių krepšininkų žaidimą, tačiau nuo žiniasklaidos stengiasi atsiriboti. Šiandien buvęs Latvijos nacionalinės komandos treneris Lietuvos krepšinio federacijos posėdėje ruoštis pasaulio čempionatui Turkijoje pakvietė 24 krepšininkus. Staigmenų sąraše nėra. Kemzūra tikėsi sulaukti ir žvaigždžių, ir naujokų pagalbos, ypač Šarūno Jasikevičiaus. Aš vis dar tikiuosi ir aš manau, kad ir verta jo laukti iki paskutinės minutės. Jisai toks yra žaidėjas, ypač, kad mes pakeisti jį nelabai ko turim. Kalbėti apie tikslus šiandien, kada mes tiksliai nežinome, ar mūsų lyderiai žais, yra taip pat sudėtinga. Pagrindinėme rinktinės sąraše nėra vienintelio krepšininko Andriaus Mažučio, praėjusiais metais žaidusio Europos čempionate. Jame vėl atsirado vietos Giedriui Gustui, o pirmą kartą kviečiami Martynas Pocius, Martynas Gecevičius, Arvydas Eitutavičius, jauniausias rinktinės kandidatas Donatas Motiejūnas. Kol kas neaišku, ar į pasaulio čempionatą vyks Rimantas Kaukėnas ir nugaros skausmų kamuojamas Marijonas Petravičius. Rinktinė iškelta užduotis Turkijoje prasibrauti į pirmąjį šešetuką. Neįvardinsiu dabar nieko, nes aš žinau, kaip būna. Pasigausite, parašysite ir paskui bus tas dalykas, kaip pasakyti, panaudojamas tam kalant prie kryžius. Ar taip bus. Jeigu kažkas bus blogai, ar taip būsiu prikaltas. Rinktinės treneriai paskelbė ir rezervinės rinktinės sąrašą, į kurią įtraukta 11 žaidėjų. Pasaulio krepšinio čempionatas Turkijoje šiemet vyks rugpjūčio 28 rugsėjo 12 dienomis. Jame rezervinė rinktinė pradės ruoštis birželio mėnesį, pagrindinė Liepą. Tiesa, visų 24 krepšininkų pagrindinės rinktinės stovykloje nebus. Iki Liepos Kęstutis Kemzūra atrinks 16-17 žaidėjų.